aš tikrai suprantu, kodėl Tėvynės sąjungos rinkėjams taip patinka šitą neužmirštuolę sausio mėnesį. Nes panašu, kad už Tėvynės sąjungą iš tikrųjų balsuoja žmonės, kurie turi trumpą atmintį ir kažkokiu tokiu netgi esminių dalykų neprisimena. Na, štai šiandien išstojo Laurynas Kasčiūnas, tiek portalai jį cituoja, tiek jisai su video kreipimusi apeliuoja į tai, kad Lietuvoje yra prasta demografinė padėtis ir kad ją reikia taisyti. Ir pažiūrėkit, kokiu tragišku balsu jis apie tai praneša. Ieškant demografinių problemų sprendimų, dažnai tenka išgirsti tokią nuomonę, kad nieko mes nepakeisim. Kad neva vakaruose jau yra įvykę civilizaciniai kultūriniai lūžiai, kurie dabartinė mūsų visuomenių raidos trajektorija yra iš esmės užprogramavę. Kad visuomenių senėjimas, mažesnis gimstamumas, visuomenių mažėjimas yra neišvengiami procesai. Toliau skaitydamas iš lapelio, Laurynas Kasčiūnas sako, kad jie žino, ką reikia daryti ir kad tą planą jie pristatė ir planuoja net pristatyti dar kitą planą. Žiūrėkit, tie žmonės buvo 4 metus valdžioje. 4 metus, visą kadenciją. Nebuvo ten iš esmės tokių perturbacijų, kaip dabar vyksta su socdemais, keitėsi premjerai ir taip toliau. Ten viskas buvo pakankamai stabilu. Ypač per palyginimus, tai skaičiau, tikrai stabilu. Tai buvo covidas, bet su to susitvarkėm, negali dabar visą kadenciją nurašyti covidui. Kur buvo tie pasiūlymai apie šeimą? Kur jie buvo? Ko trūko? Buvo pakankamai stabili vyriausybė kartu su Liberalų sąjūdžiu ir Laisvės partija. Iš esmės, Tėvynės sąjunga, ką norėjo, tai ir darė. Kiti 2 mažesni broliai ar seserys, kaip kam patogu, linkčiodavo ir pritardavo iš esmės bet kam, ką Tėvynės sąjunga pasiūlydavo. Kur buvo tie pasiūlymai? Kodėl visada apie tai kalbam? Arba tie tokie genialūs pasiūlymai gimsta tuo met, kai jau partija yra opozicijai. Kai iš tikrųjų tu gali šnekėti bet ką, prašyti didinti išmokas kažkokias, net su skaičiavimas, kad dažnai atveju be skaičiavimo tiesiog paduodama, kad mes manome, kad reikia didinti. Ta galima kalbėti, nes pats neįsipareigoja, nuo tavęs nieko nepriklauso. Čia tas pats kaip ir aš Vilniaus miesto opozicijoje dabar galiu šnekėti bet ką, bet aš stengiuosi nekalbėti bet ko. Kritikuoji konstruktyviai tiksliau, kritikuoji netinkamus mero sprendimus, eini su pasiūlymus bet atsargesniais. O čia bet ką šneka, tikisi, kad jų rinkėjai tikrai turi trumpą atmintį, visi su tą neužmirštuolę, jiems dzin. Jie pamiršo, kad dar prieš 2 metus, net mažiau negu prieš 2 metus, prieš 1,5 metų valdžioje buvo tie, kurie dabar kažką siūlo, bet tuomet, kai jie galėjo, turėjo visus įrankius tą dalyką padaryti, jie to nedarė.